pamažu. Gera, muzika gros ir tu lėta, neįkuli, kad iškart pradėčiai. Lėta, apžiūri salę, visko, tada pradėčiai. Turėtų būti gera. Žiūrovą reikia, kiek bus feit. Čia niekas tik dar geriau. Dar geriau, ne? Bet vis tiek nesimato tos lėtos. Pinigą vis tiek taip patys. Man tas vyras, kur šiau žmonės, kaip augina. Atrodo, nieko tokį, nieko tokį. Ant pagrindinių žodžių Tu sumalk skaičių, sumalk. Skaičius. Bet koks 505? Net ne 5, tie 501 622 731. Nu. Nu, neskirtum. Žestas. Bet kad koks įpazės? Verslas. Mūsų laikas Jeigu tai vienam viskas. kraštą bišką šveis užsilankėte pasilaikyti. Bet neskirtum, tai koks tu skaičius be sumos, tai ką ne. Jūs suprantate, kad nesumaišyti. Paskui pradės čiūvis Bet nugalas. prirasiu, dabar biškį lygiau. Antrą Po 2, koks 5. Kai visi susimokės. Ar rimtai? Eik, kas nors pinigs prareis. Kai susimokės, visi pradėkit. Bilietus, kai aš padavinėjau. Nu, Ada bilietą bus. Įstovinčio veidom dalykų. Kaip ir kiekvieną pavasarį. Baigiantis mokslo metams. Linksmai krepsim vasarai. Lenkščiai. Mes vėl kviečiame jūs į teatrą. Visus metus kantriai po gabalėlį, po mažą trupinėlį mes sulipdėm labai gražią mozaiką, kurią norėtumėm šiandien jums visiems parodyti. Jūsų laukia Antuano de Saint-Exupéry pasaka Mažasis princas. Dėkuoju visiems mokiniams, kurie dalyvavo repetuojant šitą spektaklį. Noriu pasakyti, kad labai jais didžiuojuosi. Džiaugiuosi jų gražiais norais, kūrybiniu polėkiu, darbštumu. Tikrai smagu, kad mūsų mažieji kūrėjai džiaugiasi tuo, tą veiklą, kurią jie užsiėmė. Mažasis princas yra kitokia pasaka. Taip, tai pasaka, bet ji yra kitokia. Ir ji mus pakelia virš kasdienybės ir pakviečia pagalvoti apie labai svarbias žmogų vertybės. Apie labai svarbius dalykus. Mes tą kūrinį visi žinom, dauguma žinom. Skaito ją ir vaikai, ir suaugę, ir visi priimam skirtingai. Taigi maloniai kviečiu, tyliai, atidžiai, paslaptingai keliauti su mažuoju princu į jo pasaulį. Prieš 6 metus Saharoje sugedo mano lėktuvas. Jo motore kažkas sulūžo. Ir kadangi su manimi nebuvo nei keleivių, nei mechanikų, nutariau pats pastatyti šitą nemenką gedimą. Vandens teturėjau vos kokiai savaitei. Buvau labiau atskirtas žmogus negu žmogus, sudužus laivui, plaukiantis plastu vidury vandenyno. Tas ir buvo keisčiausia, kad ryte mane pažadino kažkoks keistas balselis. Pasirodo, kad tai Mažasis princas. Ir jis atvykęs iš kitos mažytės planetos.
Ten augdavo tik paprastos gėlės, kurios ryte pražysdavo žolėje, o vakare išblėsdavo. Bet šita žolelė buvo netokia. Ji vieną dieną pasirodė ir vakare neišblėso. Bet netrukus jos keras liovėsi augęs ir ji pradėjo megzti žiedą. Ak, ką tik pabudau. Prašau atleisti. Aš dar visa susiteršusi. Kokia jūs graži? Gal ir taip. Ir gimiau sykiu su saulė. Rodos jau laikas pusryčiauti. Gal malonėsite pagalvoti ir apie mane? Mažasis princas nutuokė, kad gėlė nelabai kukli, bet ji buvo tokia jaudinanti. Bet į mažąjį princą pradėjo kankinti savo kiek įtarę tuštybę. Pavyzdžiui, sykį, kalbėdama apie savo 4 dyglius, mažajam princui tarė. Tegul tik jie ateina, tie tigrai su savo nagais. Mano planetoje nėra tigrų. Be to, juk tigrai neėda žolės. Aš nežolė. Atleiskite. Tikrų aš visai nebijau, bet neapkenčiu skersvėjo. Ar neturite širmos? Neapkenčia skersvėjų. Augalui tai nekas. Ta gėlė labai opi. Vakare uždėsit ant manęs gaubtą. Pas jūs čia labai šalta. Viskas prastai įrengta. Ten, iš kur aš atvykau? Taip tad, mažasis princas nuožia iš meilės ir stengiasi įrodyti gerą valią. Netrukus suabejojo gėlė. Jis per daug rimtai žiūrėjo į jos bereikšmius žodžius. Nereikėjo man jos klausyti. Niekada nereikia klausyti gėlių. Reikia jas žiūrėti, traukti jų kvapą. Nuo mano gėlės kvepėjo visa planeta. Bet aš nemokėjau tuo džiaugtis. Tie žodžiai apie tikrų namus, dėl kurių aš taip supykau, būtų turėję mane sugraudinti. Tikrai nereikėjo man pabėgti. Reikėjo man apie jas spręsti pagal jos darbus, o ne pagal žodžius. Jų gėlės tokios prieštaringos, bet aš buvau per jaunas ir nemokėjau mylėti. Išsakau, tau atsisėsi. Jūsų didenybė, atsiprašau, kad paklausiu. Įsakau, tau mane paklausti. Kam jūs viešpataujate? Visam kam? Visam kam? Visam kam? Visam tam. Ir žvaigždės jūsų klauso. Žinoma, jūs tučtoje man paklūsta. Aš neapkenčiu neteisingumo. Mažasis princas susižavėjo tokia didžiulė karaliaus valdžia. Ir kadangi jam buvo truputėlį liūdna, atsiminus jo paliktą mažytę planetą, jis įsidrąsino ir paklausė karalių. Būkite toks malonus
įsakykite saulei nusileisti. Jei aš įsakyčiau generolui, kad jis skraidytų kaip drugėlis, nuo vienos gėlės ant kitos, arba parašytų tragediją, arba pavirstų jūros paukščiu, ir jei jis nepaklūstų mano įsakymui, kuris iš mudviejų būtų kaltas? Jis ar aš? Jūs. Tiesa. Iš kiekvieno padaro reikia reikalauti tai, ką jis gali duoti. Autoritetas visų pirma remiasi protu. Ir jei tu savo tautai sakysi pulti į jūrą, jis sukels revoliuciją. Na, Ir mano įsakymų yra klausima todėl, nes jie yra protingi. na, o saulėlydis? Saulėlydis tau bus. Jis bus šį vakar. 18:40 Ir tada pamatysi, kaip klausoma mano įsakymų. Ai, nebėra man daugiau čia ką veikti. Keliauju toliau. Ne, niekur nekeliauk. Aš tave paskirsiu ministru, O ministrų, teisingumo. kad čia nėra ko teisti. O ką gali žinoti? Aš labai senas, dar neapkeliavau savo karalystės. Laikyti karietą neturiu kur. O keliauti pešiam didelis vargas. Tu taip, o... Bet aš jau mačiau, tenai irgi nieko nėra. Tada galėsi teisti pats save. Tai už vis sunkiausia. Jei sugebėsi teisti pats save, parodysi, kad esi tikras išminčius. Kad čia nėra ko teisti ir man nebėra reikalo likti čia, nes aš save galiu teisti bet kur. Mažasis princas nenorėjo širdyti senojo monarcho, taigi pasiruošė kelionėje. Kitoje planetoje gyveno biznierius. Jis buvo toks užimtas žmogus, kad mažajam princui atvykti nė galvos nemokėjo. 3 ir 2, 5, 5 ir 7, 12, 12 ir 15, 27. 27 ir 4, 31. Taigi iš viso 501 milijonas 622 tūkstančiai 731. Ko milijonas? Tai tu dar čia 501 milijonas. Jau nebežinau ko. Tiek turiu darbą. Aš rimtas žmogus. O 501 milijonas. Per 54 metus, kai gyvenu šioje planetoje, buvau sutrukdytas tik 3 kartus. Pirmą kartą prieš 25 metus. Karkvabalių dievas iš kur čia patekusio, jis kėlė baisiausią triukšmą. Ir aš padariau 4 sudėties klaidas. Antrą kartą prieš 11 metų. Man sutrukdė reumato priepuolis. Aš per mažai judu. Trečią kartą. Štai dabar. Taigi sakiau, 501 milijonas. Ko milijonas? Milijonas tų smulkių daiktelių, kurie kartais matyti danguje. Musių? Ne, kur tau? Smulkių kaip sidabras spindinčių daiktelių, į kuriuos žiūrėdami svajoja dykaduoniai. Žvaigždės. Taip, teisingai, žvaigždės. Ir ką tu darai su tomis žvaigždėmis? Ką aš su jomis darau? Taip, Ne, aš jas turiu. bet aš jau mačiau karalių, kuris... Karaliai neturi. Jie tik kam nors viešpatauja. Tai didelis skirtumas. Ir ką tu darai su tomis žvaigždėmis?
Aš jūs suskaičiuoju, perskaičiuoju. Tai labai sunkus darbas, bet aš rimtas žmogus, mėgstu tikslumą. Jeigu aš turiu šaliką, galiu jį pasiimti ir nusinešti. Jei radau gėlę, galiu ją nusiskinti ir nusinešti. Bet tu juk negali nusinešti žvaigždžių. Ne, bet aš galiu jas padėti į banką. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad savo žvaigždžių skaičių užrašau ant popierėlių, tą popierėlį įdedu į stalčių ir užrakinu. Ir viskas? To užtenka. Aš turiu gėlę, kurią kasdien laistau. Turiu 3 ugnikalnius, kuriuos kas savaitę išvalau. Valau netgi tuos, kurie užgesia. Juk atsarga gėdos nedaro, bet iš to yra nauda ir man, ir mano ugnikalniams. O iš tavęs žvaigždėms nėra jokios naudos. Žvaigždės turbūt čia šviečia todėl, kad kada nors kiekvienas galėtų susirasti savo žvaigždę. Ana, žiūrėk, mano planeta. Bet kaip ji toli? Ji graži. Ko tu čia atkeliavai? Aš nesutariau su viena gėle. Koks tu keistas padaras, plonutis kaip pirštas. Bet aš galingesnė už karaliaus pirštą. Ne per daug tu galinga, neturi tu nei kojų, negali keliauti. Bet aš galiu nugabenti tave toliau negu laivas. Ta, kurį paliečiu, grąžinu į žemę, iš kurios jis kilęs. Bet tu esi tyras ir atvykai iš žvaigždės. Gaila man tavęs tokį silpną šioje granito žemėje. Galėsiu tau padėti kada nors, kai imsi per daug ilgėti savo planetos. Aš galiu. O, aš supratau. Bet kodėl tu kalbi mįslėmis? Aš jas visas išsprendžiu. Mokosis princas perėjo dykumą ir aptiko vieną gėlelę su 3 vainiklapiais. Visai menkutė gėlelė. Laba diena. Labą dieną. Kur žmonės? Žmonės, rodos jau čia yra kokie 6 ar 7. Mačiau jūs prieš keletą metų, bet nežinia, kur jūs būtų galima rasti. Jos blaško vėjas, jie neturi šaknų, todėl jiems baisiai negerai. Lik sveika. Lik sveikas. Nuo šitokio kalno matysiu visą planetą ir visus jos žmonės.
Labą dieną! Labą dieną, labą dieną, labą dieną. Kas jūs tokie? Kas jūs tokie? Kas jūs tokie? Kas jūs tokie? Būkite mano draugais. Aš esu vienas. Aš esu vienas, aš esu vienas, aš esu vienas. Kokia juokinga planeta. Visur smaila, visur druskėta, o žmonės visai neturi vaizduotės. Jie vis kartoja, ką jiems pasakai. Mokosis princas, ilgai žygiavęs per smėlį, uolas ir sniegą. Pagaliau atrado kelią, o visi keliai veda pas žmonės. Labą dieną. Labą dieną, Kas jūs esate? mes esame rožės. Maniau esas toks turtingas ir turys vienintelę gėlę. Bet aš beturys tik paprastą rožę. Su ja ir visais tais 3 ugnikalniais, kurių vienas turbūt jau amžinai uždėsis. Esu nekažin koks princas. Labą dieną, Labą dieną. aš čia po obelim. Kas tu tokia? Tu labai daili. Aš esu lapė. Eik šiandien, pažaisime. Man labai liūdna. Aš negaliu su tavim žaisti. Aš neprijaukinta. Atsiprašau. O kas yra prijaukinti? Tu ne iš čia. Ko tu ieškai? Aš ieškau žmonių. Kas yra prijaukinti? Žmonės turi šautuvus ir medžioja. Tai labai negeras darbas. Be to, jie laiko vištas. Jomis jie ir besirūpina. Tu ieškai vištų? Ne, aš ieškau draugų. Kas yra prijaukinti? Tai toksai dalykas, kuris pernelyg dažnai užmirštamas. Tai reiškia užmegzti ryšius. Užmegzti ryšius? Žinoma, tu man dar esi berniukas, panašus į 100 000 berniukų. Ir tu man nereikalingas. Ir aš tau nereikalinga. Aš tu esu panaši į 100 000 lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man būsi vienintelis pasaulyje. Ir aš tau būsiu vienintelė pasaulyje. Pradedu suprasti. Man rodos, yra viena tokia gėlė, kuri mane prisijaukino. Galbūt žemėje būna visokių dalykų. O tai visai ne žemė. Kitoj planetoj? Taip? Ar toje planetoje yra medžiotojų? Nėra? Tai įdomu. O vištų? Nėra. Niekad nebūna viskas kaip reikia. Prašau, prisijaukink mane. Labai norėčiau, bet aš neturiu daug laiko. Turiu susipažinti su daug draugų ir patirti daug įvairiausių dalykų. Susipažinti gali tik su tais dalykais, su kuriais susibičiuliauja. Žmonės neturi laiko ko nors pažinti. Jie nusiperka viską gatavą iš prekybininkų, bet kadangi nėra prekybininkų, iš kurių būtų galima nusipirkti draugų, tai žmonės jų ir neturi. Jei nori turėti draugą, prisijaukink mane. O kaip tai reikia padaryti? Reikia būti labai kantriam. Iš pirmo atsisėsk ant žolės. Va šitaip. Biškutį toliau nuo manęs. Aš į tave žiūrėsiu akies krašteliu. Ir tu nieko nesakysi. Kalba
nesusipratimo šaltinis. Bet tu kasdien galėsi atsisėsti vis arčiau. Buvo abiems labai liūdna.